Va, pone draugai, šiandien pas mus ketvirtadienis, sausio 22, praėjo 10 dienų, kai aš grįžau iš ligoninės. Po 5 mėnesių, rugpjūčio 8, aš lakstau per ligoninės. Visas Marijampolė žino šitą epopėją. Va, ir, žodžiu, aš grįžau iš ligoninės ir šiandien aš užrašysiu padėkos video Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, gydytojams, daktarams, sesutėms, broliukams, personalui visam. Va, ir šiandien aš padėkosiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, kurie išgelbėjo man gyvybės 2 kartus, atstato man atmintį. Aš pabaigiau Kauno technologijos universitetą, nepaisant paranoidinės šizofrenijos. Ir su vaistais aš puikiai gyvenu. Ir to, ką jūs dabar matote, yra rezultatas darbo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje. Va, aš esu mano name. Pas mane yra Jėzus Kristus, aš esu tikinčias. Ir pas mane Jėzus Kristus, aš esu tikinčias. Ir pas mane yra Dievo Marija ir 4 mergaitės. Ir mano mama. Va, ir va tokia kampanija su eglutė. Ir mano name aš užrašysiu šios padėkos video Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerией. Вот дальше. Я сегодня прошло 10 дней, как я вернулся из больницы. С 8 августа я болтаюсь по больницам. Вот. И сегодня я запишу благодарственное видео сотрудникам, работникам Министерства здравоохранения Литовской Республики, литовским врачам, литовским сестренкам, браткам, бролюкас, медбратьям. Вот, я запишу сегодня благодарственное видео литовским медикам, которые меня спасли. Pone draugai, gavau siuntą. Linksmų švenčių. Gavau dovaną. Ir čia kažkokias mėlyna. Mėlyna reiškia nepavojinga. Čia kas? Čia pas mus kas? Šventas Panteleimonas. Šventas kankinimas ir šitas vaistininkas Panteleimonas. O čia daktarai. Čia vien daktarai. Ką galėjo daktarai man įdėti į linksmų švenčių? Jeigu įdėjo man ikoną Švento Panteleimono gydytoją ir kažko mėlyno. Žiūrim, kas mėlyna. Trusikai, Hugo Boss. O kas mėlyna? Mėlyna su raudona. Tai medikų simbolika. Mėlynas su raudonu, tai medikų simbolika. O čia irgi mėlynas su raudonu. Ir čia mėlynas su raudonu. Čia medikų simbolika. Čia trusikai. O trusikai. Čia kas? Irgi mėlyna. Mėlyna futbolkė. Aišku. Čia mėlyna futbolkė kažkokia jūreivių. Jūreiviai. Kažkokia jūreivių. Mėlyna futbolkė. O čia mane apsirengia Aleksotas. Trusikos ir maikė. Trusikos nuo medikos ir maikė nuo jūreivių.
čia pas mus yra, nu, aišku, kelnes su kišinuku, kelnes, aišku, medikų. Čia Marijampolės greitosios pagalbos priėmimas. Čia kas? Čia marškinėlė. Marškinėlė kažkokia irgi medikų marškinėlė. Nu, irgi medikų marškinėlė. Čia Rokiškio ligoninė. Čia draugas padovanojo. Čia kas koks šiltas daiktas. O čia Kauno 3 ligoninės. Čia padovanojo sesutė iš Kauno 3 ligoninės. Čia sesutė padovanojo. Iš Kauno 3 ligoninės. O čia kas? Čia kažkoks kosminis džemperis su trikampiu. Su juosta iš trijų justukų ir ant rankinas prisiektas va toks 3 juostelės. 3 juostelės ant rankinas ir ant nugaros. Čia apsirengę Aleksoto Dariaus ir Girėno ligoninė. Čia kas? Čia, Dieve mano. Nu, laipsnį nenurodo, bet megztukas, aišku, tokiam kaip man. Megztukas man. Čia Aleksotas Dariaus ir Girėno ligoninė apsirengė. O, su šitom megztukom. O čia kas? Čia vaistinėlė. Va tokia. Nu, vaistinėlė mes pažiūrėsim atskirai, aš užrašysiu. Išnagrinėsim. O čia kas? Čia medicininiai įrankiai. Nu, prie vaistinėlės, aišku, reikia ir įrankių. Va, к лекарствам нужно инструменты. Вот. Линксмо швянчу. Меня поздравило Министерство здравоохранения Литовской Республики с праздниками. Вот. Меня pasveikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija su šventėm. Šitą mes išnagrinėsim atskiram video. Va taip mane mini Lietuvos medikai. Tuoj mes persirengsim ir dar aš neparodau, aišku, va šitie kojinės. Čia kojinės padovanojo sesutė iš Kauno 3 ligoninės. Va, ačiū, brangieji Lietuvos medikai. Duok Dieve jums sveikatos, ilgų gyvenimo metų, laimės, ramybės šeimoje, linksmų vaikų, linksmų parų, linksmų gyvenimo. Ačiū jums labai už mano išgelbėtą gyvybę. Dievas jums už mano išgelbėtą gyvybę ką nors padovanos. Jūs mane išgelbėjo. Ačiū jums labai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai. Rytoj mes pažiūrėsim, ką man padovanojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija vaistinėliai ir įrankinė. Va. Ir suleist vaistą
mane išmokino Dariaus ir Girenos ligoninė Sesutės Kauno 3 ligoninė išmokino mane rišt ligonius ir keist sauskelnes. O mano praktika Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įstaigose. Вот. Ir tai pažiūrėsim, ką mums padovanoja vaistinėlė ir šitoj įrankiu. Nu, galima jau į budėjimą. Tuoj apsirengsiu visą ir užrašysiu video.